Neseniai OpenAI išleido naują 5.0 ChatGPT modelį ir visi aplinkui kalba apie dirbtinį intelektą, jo panaudojimą bei galimybės. Taigi kaip tu gali pasinaudoti dirbtiniu intelektu, kad palengvintum savo kasdieninį gyvenimą? Be to, jeigu nori palengvinti ir savo verslą, turime tau dar geresnį pasiūlymą, bet apie tai truputėlį vėliau. Grįžtame prie ChatGPT. Visų pirma, jį įdarbint. Taigi, sukurk naują chatą, duok jam specifines pareigas, kaip finansų analitikas, mitybos specialistas ar asmeninis asistentas. Tuomet priskirk tikslų darbą, kaip kalorijų skaičiavimas, finansų apskaita ar kitos savaitės planavimas ir galiausiai suteik reikiamą informaciją, raštu, balso žinutę ar nuotrauką. Bet pala. Kai reikalai ateina iki verslo, ChatGPT tau nebepadės. Reikia kažko specifiško. Ir tam mes turime sprendimą. Nova AI. Jie kuria verslo automatizavimo botus. Nuo lyzų, kalendoriaus tvarkymo iki savo konkurentų stebėjimo. Taigi, pasinaudok pirmą nuorodą komentaruose ir perkelk savo verslą į kitą lygį. Grįžtant prie kasdieninio gyvenimo palengvinimo. Antras būdas, kaip gali pritaikyti ChatGPT, yra naudoti jį vietoj užrašų. Jiems reikia turėti popieriaus ir tušinuko, o jei rašai per telefoną, bus sunku suprasti arba formatavimas užims per daug laiko. ChatGPT užtenka vienos balso žinutės, per kurią dar pridursi, kad viską sudėtų į vizualiai patrauklią lentelę. Ir viskas. Be to, jis atsimins viską, ką esi sakęs. Tad norėdamas grįžti prie užrašų, neturėsi vartyti per 15 puslapių ar gailėtis, kad juos jau ištrynei. Trečiasis būdas yra išmokink jį mąstyti kaip tu. Kiekvieną kartą, kai reikia priimti kokį sunkesnį sprendimą, nupasakok jam visą situaciją bei savo mąstymą. Na ir kodėl pasirinkai tai, ką pasirinkai. Jis visą šią informaciją atsimins ir vėliau galės tau pateikti super tikslius patarimus. Be to, ar girdėjai, kad